nuo krizės. Tai aš siūlyčiau jam pačiam nusipirkti kasos aparatą ir kartu su Šimonyte paskaičiuoti ir atsiskaityti Lietuvai, kiek jis pavogė nuo pensininkų, nuo socialiai remtinų žmonių, kiek jis pavogė iš verslo žmonių, kurie moka didžiulius ir įvairius mokesčius, ir kiek jis pavogė iš studentų, kiek ruošiasi pavogti iš mūsų ateities. Dabar noriu dar pasakyti tokį dalyką. Kubilius su savo hebra, sėbras, kurie valdo mūsų šalį, palyginus jį su Egipto prezidentu Mubaraku, tai Mubarakas, kuris nesirūpino savo tautą 30 metų, prieš Kubilių yra tik lapelis. Teisingai, mylėjai? Taip. Todėl mes Lietuvos žmonės, kurie visada ateinam į turgų ir norim ne tik pabendrauti su prekeiviais ir paklausti, kaip jūs jaučiatės, ar jums viskas gerai, ar jums nieko netrūksta, ar jums nepakišo koks nors kubiloidas kojos kur nors. Mes norim visada matyti tik turgų, kadangi tik turguje mes galime dėrėtis ir nupirkti prekę pigiau negu bet kokiam prekybos centre. Todėl noriu aš jūsų, mėlėjai, dar kartą paklausti. Atsakykite trumpai taip arba ne. Ar jums patinka Kubiliaus ir jo vyriausybės bei Seimo darbas? Ačiū už atsakymą, kadangi jūs jau pasakėte savo verdiktą, kad nepatinka jo darbas Lietuvai, šią akimirką čia va, prie šito mikrofono turi stovėti Kubilius, Degutienė ir pasakyti, Kubilius turi pasakyti šiuos žodžius. Atsistatydina iš premjero pareigų, nes nemokšiškai valdo Lietuvą. Taip? Taip. O Degutienė turi pasakyti, Lietuvos Respublikos Seimas atsistatydina. Todėl, mėlėjai, garsiai sušūkime šiuos žodžius. Šalin Kubilių, šalin Seimą. 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 Ačiū labai, sėkmės jums ir tvirtybės. Tavo, kad būtų linksmiau, tai mūsų gera gaspadinė.